Pakviesiu Jokūbą Gužą, klinikinį psichologą, psichodinaminės psichoterapijos studijų kursantą, Vilniaus universiteto psichologijos instituto doktorantą ir dėstytoją, su jo pranešimu, ar esame pasiruošę dirbti su LGBTQ klientais. Ir pranešimu bus klausima, ar mes psichologai, psichoterapeutai ir kiti specialistai esame pasirengę dirbti su LGBT klientais. Ir Jokūbas pristatys Lietuvoje atlikto psichologų tyrimo apie pasiruošimą dirbti su LGBT klientais apibendrintus rezultatus ir pasidalins idėjomis ir įrankiais, kuo galime pasinaudoti konsultuojant LGBT žmonės. Prašau, Jokūbai. Tai sveiki visi ir visos, kurie susirinkot. Irgi prisidedu prie sveikinimo žodžių ir labai smagu matyti ir pažįstamus veidus iš studijų, kolegas ir kolegės, taip pat ir, čia matau, pirmą kartą galbūt sutinkamus žmonės. Mane jau pristatė, tai savo tokioj kasdieniai praktikoje derinu du dalykus - mokslinį darbą ir praktinį darbą. Ir moksliniam darbe daugiausiai tyrinėjau LGBT žmonių savižudybės. Ir šiuo metu rengiu disertaciją, mano disertacinis tyrimas jau atliktas, tai labai tikiuosi čia kažkada pristatyti tuos rezultatus apie neheteroseksualių žmonių Lietuvoje savižudybės, jų paplitimą, tos problemos mastą ir įvairius veiksnius susijusius su tuo. Na, bet didesnė mano dalis tai yra praktinis darbas, psichodinaminė psichoterapija. Ir dalis iš klientų ir klienčių būtent ir yra LGBT žmonės. Ir šiandieną konstruodamas savo pranešimą, žinoma, kai kažkaip tyrinėjai moksliškai, tai negali nesiremti moksliniais tyrimais. Tai be abejo remiuosi įvairiais perskaitytais moksliniais straipsniais, mokslinė literatūra, bet taip pat ir įvairiomis diskusijomis, savo patirtimi iš supervizijų, su kolegomis ir kolegėmis, ir kartu iš įvairių kitų tokių patirčių ir savo apmąstymų ir tai, ką išsinešu iš darbo su klientais. Ir nedėstysiu šiandien jokių teorijų, dėl to neturiu ir prezentacijos ar skaidrių, kur būtų kažkokios sąvokos pateikiamos. Kviečiu, klausant mano pranešimo, pagalvoti kiekvieną iš jūsų apie save. Čia tikriausiai dauguma esate irgi psichologai, psichologės ar terapeutai, ar vis tiek žmonės, kurie dirba su psichikos sveikata, tai vienaip ar kitaip turit kažkokį kontaktą su LGBT žmonėmis. Tai tiesiog, kai klausysit šito pranešimo, tikrai kviečiu įsijaus ir truputėlį pareflektuoti savo patirtis ir pasižiūrėti, ar jums kažkas tai nuskamba, ar kažką patirėt panašaus apie tai, ką aš kalbėsiu, o po to galbūt turėsim ir galimybės pasidalinti, jeigu neliks laiko po pranešimo, tai galbūt susitikti galėsim kavos pertraukas arba per pietus. Taigi, neretai kalbant apie LGBTQ psichologiją, mes daugiausia gilinamės į LGBT žmonės ir jų subjektyvias patirtis. Ir apie tai mes daug kalbėjom ir praeitoj konferencijoje, ir organizuotam seminarų cikle. Ir iš tiesų, jeigu tai yra mokymai apie LGBT, dažniausiai mes ir klausomės ir bandom suprasti tų žmonių subjektyvumą. Ir žinoma, tai yra labai svarbi ir neišvengiama mokymo ir mokymosi dalis, siekiant užsiimti etišką, profesionalią ir efektyvią psichosveikatos priežiūros praktiką. Ir šiandien savo pranešimu, ar esame pasiruošę dirbti su LGBTQ klientais, norėčiau dėmesį atkreipti į rečiau sutinkamą temą ir galvoju ne visai patogią kartais. Tai norėčiau atsigręžti ne į mūsų klientus ir klientes, bet į mus, specialistus ir specialistes, kurie ir kurios dirbame su LGBTQ žmonėmis, ir paklausti, ar jaučiamės pasirengę ir pasirengusios dirbti su LGBTQ žmonėmis. Apskritai, ką reiškia būti pasirengusiam ir pasirengusiai? Ką reiškia tas dažnai sutinkamas žodis LGBT friendly? Arba esu LGBT draugiška psichologė ir psichologas.
Tai pabandykime rasti atsakymą į šitos klausimus. 2023 metais kartu su LGBTQI+ psichologijos grupe prie Lietuvos psichologų sąjungos bei Vilniaus universiteto psichologijos 4 kurso studenčių Barboros Bašytės, pamojuokit. Ir Nedos Pavilauskaitės, lyg tai nemačiau. Pagalba mes atlikome Lietuvoje praktinį darbą dirbančių psichologų ir psichologių apklausą. Ir apklausą siekiame išsiaiškinti specialistų ir specialistų pasiruošimą dirbti su LGBT klientais bei klientėmis ir identifikuoti su pasiruošimu susijusius veiksnius. Čia panašią apklausą atliko ir jos rezultatus prieš 8 metus Lietuvos psichologų kongrese pristatė daktaras Paulius Skruibis, Antanas Mockus, Antanai ir tu pamojuok, jeigu esi, ir daktaras Viktoras Keturakis. Šiandien aš trumpai ir taip itin lakoniškai pristatysiu naujesnio tyrimo apibendrintus rezultatus. Tai planuojant tyrimą mes rėmėmės kultūrinės kompetencijos darbę su LGBT žmonėmis sampratą ir iš dalies kultūrinė kompetencija gali atsakyti klausimą, ką reiškia būti pasiruošusiai dirbti su LGBT žmonėmis. Tai literatūroje nurodoma, kad profesionaliai psichologiniai pagalbai suteikti yra būtina išplėtota kultūrinė kompetencija. Tai yra, kad mes turim turėti tą kultūrinę kompetenciją. Jinai apima 3 komponentus. Tai klinikinį pasirengimą, nuostatų įsisąmoninimą ir pagrindinės žinias. Dabar truputėlį apie kiekvieną detalizuosiu. Tai pirmas komponentas – klinikinis pasirengimas. Jisai atspindi darbo su LGBT klientais ir klientėmis patirtį. Tai yra, kiek mes tokių klientų ir klienčių turime, kiek metų su jais dirbame, apima įvairių mokymų skaičių, valandų skaičių, supervizijų skaičių, kuomet mes supervizuojame darbą su LGBT žmonėmis, taip pat gebėjimą atlikti LGBT žmonių psichologinį įvertinimą, suprantant mūsų naudojamų metodikų ribotumus. Ir apskritai apima tokį bendrą kompetencijos jausmą dirbti su LGBT klientais ir klientėmis. Kiek mes taip bendrai paėmus jaučiamės kompetitingi ar kompetitingos. Tai yra apie klinikinį pasirengimą. Antras komponentas – įsisąmonintos nuostatos. Apima nuostatų apie LGBT žmonės suvokimą. Tai yra, kokias aš nuostatas turiu, kaip jos gali veikti mano praktiką. Ir pagrindinės žinios, trečias komponentas – apibūdinamos kaip sveikatos specialistų ir specialisčių žinios apie LGBT žmonių fizinės ir psichosveikatos iššūkius, žinios apie tai įrodančius mokslinius tyrimus, bei žinios apie institucinės kliūtis, ribojančias LGBT asmenims gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Mes analizavome 216 tyriamųjų atsakymų ir tyrėme tik psichologijos išsilavinimą įgijusius žmonės. Dauguma tyriamųjų buvo moteris, heteroseksualios orientacijos ir gyveno didmiestyje. Tai čia toksai paveikslas mūsų tyriamojo. Vidutinis tyriamųjų amžius apie 38 metus. Tyriamosios ir tyriamieji užpildė internetinę anketą, kurią platinama elektroniniu paštu, socialiniais tinklais, gali būti, kad kažkas ir iš jūsų čia sudalyvavo toje apklausoje. Detaliau apklausos rezultatus aš esu numatęs pristatyti Lietuvos psichologų kongrese, kuris planuojamas kitų metų balandžio mėnesį Klaipėdoje, tai galbūt ten susitiksime. Čia apsiribosiu tik tokiomis apibendrintomis išvadomis. Ir toliau norėsiu paplėtoti temą apie pasirengimą dirbti. Taigi, mūsų apklausa parodė, kad tirti psichologai ir psichologės, anot jų pačių subjektyvaus savęs vertinimo, turi gerai arba labai gerai išplėtotą kultūrinę kompetenciją. Kitaip sakant, jaučiasi gerai arba labai gerai pasiruošę ir pasiruošusios dirbti su LGBT žmonėmis. Tiesa, šiek tiek profesiškai geriau apklausti specialistai ir specialistės jaučiasi dirbant su lesbietėmis, gėjais ir biseksualiais žmonėmis,
palyginus su translyčiais klientais ir klientėmis. Ir iš tiesų panašu, kad translytiškumo psichologija ne vienam ir ne vienai iš mūsų kelia daugiau iššūkių ir klausimų savo praktinėje veikloje. Su tuo tikrai galėčiau sutikti ir iš savo konsultacinio darbo. Bet grįžkime prie pagrindinės išvados, kad didžioji dalis psichologų ir psichologų gerai vertina savo pasirengimą dirbti su LGBT žmonėmis. Čia kartu toksai nebylus klausimas ir auditorijai. Tai kaip jūs reaguojate šitą rezultatą? Ar jūs tikėtumėtės tokio rezultato? Ar jisai jūs nustebino? Ir žinoma, galim svarstyti apie įvairiausius metodologinius tyrimo ribotumus. Ir tikrai sutinku, kad tyriamųjų grupė nebuvo gausi ir reprezentatyvi. Psichologų Lietuvoje ir psichologų yra tikrai daugiau negu 216. Čia Aina gal neleis pameluoti, bet kažkur tai virš 1500 tikriausiai turim, ar ne, dirbančių. Ir žinoma, kad ta grupė nebuvo reprezentatyvi. Ir galbūt tyriamos imties specifika didžiąją dalimi nulėmė rezultatus. Tai yra apklausoje daugiausia dalyvavo aukštos kultūrinės kompetencijos psichologai ir psichologės, todėl ir gavom tokį rezultatą. Ir sutinku, kad tikrai gali būti. Visgi užsienyje atlikti jau didesnių imčių ir reprezentatyvesni tyrimai, analizavę tiek psichologų ir psichologių, tiek ir kitų specialisčių bei specialisčių, dirbančių ar susidurančių savo darbe su LGBT klientais bei klientėmis kultūrinę kompetenciją, gauna tokius pačius arba labai panašius rezultatus. Tai yra sveikatos priežiūros sektoriaus specialistai ir specialistės savo pasiruošimą dirbti su LGBT žmonėmis vertina ganėtinai aukštai. Tačiau pažiūrėkime į LGBTQ žmonių, kurie naudojasi to paties sveikatos priežiūros sektoriaus paslaugomis patirtis. Užsienyje atlikti tyrimai sutartinai rodo, kad LGBT žmonės patiria įvairių formų diskriminaciją dėl savo seksualinės orientacijos ar ir lytinės tapatybės, bendraujant su sveikatos priežiūros atstovais ir atstovėmis. Ta jau galėjom girdėti ir sveikinimo kalbose. Deja, bet beveik kiekvienas ir kiekviena LGBTQ bendruomenės atstovė ar atstovas gali papasakoti asmeninių liudijimų ar pažįstamų žmonių istorijų apie susidūrimą su diskriminacija psichologo ir psichologės kabinete. Ir išties labai apmaudu, bet ir man pačiam tenka išgirsti panašių pasakojimų iš LGBT klientų ir klienčių. Ypač tų, kurie ir kurios ateina pas mane kaip ne pas pirmą psichologą. Ir čia kaip tik skamba klientės žodžiai šios savaitės psichoterapinėje valandoje. Čia taip pabandžiau atkurti, ką jinai pasakė. Baisu bandyti 2, 3 kartą. Sunku pasitikėti. Bijau, kad nesuprasit, kad palaikysit kvaila. Kai esi trans, esi kaip pusiau žmogus. Ir tai yra translytės klientės, kuriai esu jau nebe pirmas psichologas žodžiai. Ir išties labai gaila, bet tokios neigiamos LGBTQ žmonių patirtis savo ruoštų sukuria nemenką šiai bendruomeniai tikrai specifišką problemą, tai yra vengimą kreiptis pagalbos, kai jos reikia. Arba kreiptis pagalbos toms ir tiems, kurioms ir kuriems jos labiausiai reikia. Ir liūdna, man tikrai liūdna, kai vengimas tampa strategija išgyventi. Ir šioje vietoje aš noriu išryškinti prieštarą, kurią tikiuosi ir jūs čia girdite. Tai yra viena vertus, ar ne, pasižiūrėjus iš vienos pusės, psichologai ir psichologės laiko save pasirengusiais ir pasirengusiomis dirbti su LGBT žmonėmis. Kita vertus, pačių
LGBTQ žmonių pasakojimai iš psichologo arba psichologijos kabineto liudija kiek kitokį vaizdą. Žinoma, aš nenoriu suabsoliutinti šitų teiginių ir tikrai ne visų LGBTQ žmonių patirtis su psichologais arba psichologėmis tokios neigiamas. Tikrai Lietuvoje turim gerai ir profesionaliai dirbančių specialistų ir specialisčių. Visgi, iš kur atsiranda toks prieštaravimas? Aš pamėginsiu pasidalinti savo prielaidomis. Tai kaip aš galvoju, truputėlį tai remiu ir mokslinė literatūra. Tai viename iš seniau klausytų žinomų Lietuvos psichoanalitiko Tomo Kajoko pranešimų nuskambėjo tokia įdomi mintis. Kai aš toliau sakysiu žodį psichologai, tai čia apima iš tiesų visus žmonės, kurie dirba psichosveikatos srityje. Tai jisai pasakė, kad mes, psichologai, tikrai labai mėgstam analizuoti kitus. Tačiau kažkodėl nemėgstam būti analizuojami ir analizuojamos pačios arba patys. Ir nepaisant šitos minties, su kuria beje sutinku asmeniškai, kviečiu jūs, kaip sakiau, klausantis mano prielaidų, pareflektuoti savo patirtis, susidūrimus su LGBT žmonėmis. Ir tos patirtis čia nebūtinai gali būti susijusios su profesinė sritimi. Galbūt turit kažkokių asmeninių patirčių ir susidūrimų. Tai jas irgi galite apsvarstyti. Taigi, jeigu bent kiek esate susipažinę ir susipažinusios su psichoanalitiniu požiūriu, girdėjote apie pasąmonės reikšmę mūsų gyvenimui. Tai konkrečiau, kad mūsų elgesį lemia ne tik tai sąmoningi, bet ir neįsisąmoninti procesai. Ir kaip tai susijęs su mano pranešimu? Manau, kad literatūroje sutinkama kultūrinės kompetencijos samprata savyje netalpina labai svarbaus komponento, veikiančio mūsų elgesio. Tai yra neįsisąmonintos, arba dar kartais taip vadinamos implicitinės nuostatos. Mūsų kontekste tai yra neįsisąmonintos nuostatos apie LGBTQ žmonės. Ir kartais šitos nuostatos dar vadinamos paslėptomis, nes jas turime visi ir visos, tačiau įdomu, kad galime nežinot, kad jas turime. Ir dažnai neįsisąmonintos nuostatos formuojasi daugelį metų. Galime galvoti, kad jos perdodamos yra iš kartos į kartą, yra veikiamos ir palaikomos sociokultūrinio konteksto, yra labai gilios, kertinės ir sunkiai įsisąmoninimos, arba kitaip sakant, iškeliamos į tą paviršių. Ir mano nuomonė, veikiausiai pagrindinė diskriminacijos priežastis kaip tik ir yra psichologų ir psichologų neįsisąmonintos nuostatos. Žinoma, sakau, tai nenuvertinant kitų veiksnių svarbos. Ir užsienį atlikti tyrimai atskleidžia, kad psichologų įsisąmonintos nuostatos apie LGBT žmonės gali būti teigiamos, ką iš tiesų parodė ir mūsų tyrimai, kad šiaip patys ir pačios psichologai ir psichologės ar ne savo nuostatas įsisąmonina ir ganėtinai laikosi pozityvaus požiūrio į LGBT žmonės. Tačiau įdomu, kad neįsisąmonintos nuostatos gali išlikti ganėtinai neigiamos. Lietuvoje kol kas tokių tyrimų mes dar neturime. Taigi, kaip pasireiškia neįsisąmonintos nuostatos konsultavimo procese? Kaip minėjau, šios nuostatos kartais vadinamos paslėptomis, taip ir jų raiška yra labai subtili ir paslėpta. Neįsisąmonintos nuostatos neretai pasirodo būtent mūsų kūniškose reakcijose, arba tai, ką mes vadinam neverbalika. Pavyzdžiui, mūsų veido išraiškoje arba kūno pozoje. Ir tos paslėptos nuostatos kaip tik dažniausiai ir matomos ne tame, ką mes pasakome savo klientui ar klientai, bet tai, kaip mes reaguojam, tai, kaip mūsų kūnas sureaguoja. Taip pat paslėptos nuostatos tendencingai veikia tai, kaip mes klausomės kliento ir klientės, ką girdime
ir ko negirdime, kaip ir ko klausėme, kaip ir ką atreaguojame, interpretuojame, kas mums atrodo svarbu arba nesvarbu ir apskritai, kokias pasirenkame psichoterapinės strategijas. Tokias specifiškas, subtiles, neįsisąmonintų, neigiamų nuostatų raiškos elgesyje formas galima vadinti mikroagresija. Ir šis terminas yra įvestas 8 dešimtmetyje ir pirmiausia vartotas kalbant apie juodaodžių amerikiečių patiriamą žodinį smurtą, tačiau dabar sąvoką naudojame kalbant ir apie moterų patirtis, taip pat LGBTQ žmonės. Ir mikroagresija atspindi tas nematomas ir labai subtiles elgesio, kuriuo pažeminamas kitas žmogus išraiškas. Ir mikroagresiją galim laikyti priešingybę atvirai agresijai. Ir mikroagresijos esmė, kad agresorius, čia kabutėse agresorius, iš tiesų nori gero, bet nemato, kad geri ketinimai iš tiesų sukelia žalą. Ir todėl neretai ta mikroagresija laikoma kaip kažkas nekalto. Kad kažkas netyčia, galbūt nežinojau, nesupratau ir dėl to taip pasielgiau. Ir toliau pateiksiu tokių keletą mikroagresijos prieš LGBTQ asmenis pavyzdžių. Tokių pavyzdžių, kurias galime mes sutikti savo praktikoje. Pavyzdžiui, tai yra įvairios heteroseksistinės ir transfobinės terminijos vartojimas. Dėl to tikrai labai kviečiu susipažinti su mūsų sudarytu žodynėliu. Tai gali būti įvairūs veiksmai, kuriais įtvirtinamas heteronormatyvumas ir lyties normatyvumas. Heteronormatyvumas yra apie tai, kad toksai vienintelis galimas ir priimtinas ryšys yra tik tai tarp vyro ir moters, ir visa kita yra už normos ribų. Lyties normatyvumas tai yra, kad egzistuoja tik tai dvi lytis, ir jos yra fiksuotos, nekintančios. Prielaida, kad visų LGBTQ žmonių patirtis yra vienodos. Ir kad apskritai mums nereikia kažkaip gilintis ir kalbėti apie LGBTQ žmonės. Pirmiausia, jie yra tokie patys kaip ir heteroseksualūs arba cislyčiai, ir tai yra tas pats, nesiekiant įžvelgti kažko specifiškiau. Lygiai taip pat suvienodinant visų LGBTQ žmonių patirtis, kad, pavyzdžiui, biseksualaus žmogaus, ar translyčio žmogaus, ar queer žmogaus patirtis yra tarsi tokios pačios. Dar vienas dalykas tai yra LGBTQ žmonių egzotizavimas, kaip pavyzdžiui nužmoginimas, neretai pašiepimas, kaip pavyzdžiui, gėjai tai geriausi moterų draugai, translyčių moterų fetišizavimas. Man atrodo, kitas labai svarbus dalykas tai yra nepatogumas dirbti su LGBTQ asmenimis, kuris irgi gali rodyti mikroagresiją. Taip pat LGBTQ žmonių patirties nuvertinimas ir atmetimas, toksai heteroseksizmo ir transfobijos neigimas, kalbėjimas, kad tai neegzistuoja. Tai čia tik tai tu esi toks ar tokia jautrus ir jautri. Taip pat prielaidos apie LGBTQ žmonių nenormalumą arba patologiją. Ir kaip jau kalbėjau, dažnai sunku suvokti, kad mes naudojame mikroagresiją prieš LGBTQ žmonės. Ir toliau aš noriu jums užduoti keletą klausimų. Ties kiekvienu klausimu aš stabtelsiu ir kviečiu pagalvoti, kaip jūs atsakytumėte tuos klausimus. Šiaip dalintis neprivalu, bet kokios jums kyla asociacijos? Kaip jūs jaučiate su tuo klausimu? Kas vyksta jūsų kūne, kai aš užduodu šitą klausimą? Tai pirmas. Ar aš klausiu klientų ir klienčių, kaip jie jos tapo
pasirinko, apsisprendė būti LGBTQ. Jeigu to neklausiu garsiai, ar to klausiu savęs tyliai, ar keliu prielaidą, kad potraukis tai pačiai lyčiai yra patologinės kilmės. Pavyzdžiui, kažkas nutiko vaiko raidoj, tikriausiai. Ar sutinku su klientės nenoru pripažinti savo, kad jis ir ji yra LGBTQ žmogus. Tai yra kartu neigiu. Ar galvoju, kad LGBTQ asmenys neturėtų kitiems atsiskleisti, kad yra LGBTQ, nebent kas nors jų paklaustų. Ką aš manau apie gėjų ir lesbiečių teisinę religinę partnerystę ar santuoką. Ką aš galvoju apie tėvus, kurie yra LGBTQ. Ką aš galvoju apie jų auginamus vaikus. Ar sutinku su LGBTQ klientų ir klienčių požiūriu, kad LGBTQ bendruomenės nariai yra kažkokie nesubrendę, infantilus, tikrai pernelyg apsėsti idėjų apie seksą arba reikalaujantis kažkokių teisių. Ir kaip aš jaučiuosi, kalbant su 5-15 metų vaikais apie tai, kad jie jos gali būti LGBTQ. Apskritai ar kalbu? Ar darau prielaidą, kad jie jos tokiame amžiuje negali žinoti savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės? Tai yra keletas klausimų, kuriais tikrai galim patyrinėti, kas vyksta su mumis, kokių mes šią nuostatų galim turėti. Ne? Ir jeigu kažkoks klausimas truputėlį užkabina, mes pajaučiam, kad kažkas mumise čia įvyksta, sutinkam, nesutinkam, norim prieštarauti ar vienaip kitaip reaguoti, tai jau gali rodyti mūsų tas neįsisąmonintas nuostatas. Tai psichoterapiniais terminais tai čia yra apie kontraperkelimą. Taigi grįžkime prie tokio pradinio klausimo. Ką vis dėlto reiškia būti psichologu ir psichologe, pasiruošusia dirbti su LGBTQ žmonėmis. Mano manimu, tai ne tik turėti pagrindinių žinių apie LGBTQ psichologiją, bet ir siekti įsisąmoninti savo paslėptas nuostatas apie LGBTQ asmenis. Visgi, kodėl tai gali būti netokia lengva užduotis? Atrasti savo klasės vietas kartais tikrai gana skausminga. Ir būdami psichologais ir psichologėmis mes vilėmės padėti žmonėms. O atrasti, kad savyje nešiojamės įvairių dalių, ypač susijusių su mūsų turimomis ir taip saugomomis privilegijomis, iš to išplaukiančia galia, dominavimu, daugumai mūsų tikrai svetima, netgi baugu ir norisi reaguoti. Tai tikrai ne apie mane. Ir aš svarstyčiau, kad mūsų turimos privilegijos, ar tiksliau jų neįsisąmoninimas, čia yra vienas esminių veiksnių, veikiančių santykių su LGBTQ klientais ir klientėmis. Deja, dėl laiko stokos aš pasirinkau šitos temos neplėtoti. Ir antra, kur glūdi mūsų neigiamų nuostatų šaknis ir kodėl tos nuostatos, kaip aš sakiau, taip labai sunkiai atpažįstamos, keičiamos, tai yra žmogaus mąstymo sistema, kuri iš tiesų yra paremta dvinarių mąstymo principu. Tai yra juoda balta, 0-1, vyras moteris ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į organizmus, kurie turi bent kokių psichikos užuomazgų, taip pat pastebėtumėm tokio dvinario mąstymo pradmenų. Vadinasi,
kad tai yra taip giliai įsirėžę į mūsų psichiką ir tikrai labai sunku sąmoningai reflektuoti. Bet jeigu pasižiūrėtumėm į gamtos pasaulį, mes nerastume tokio dvinario principo. Gamtoje nėra tiesiog šviesu arba tamsu ir gamtoje nesutiksim vienos išgrynintos spalvos. Čia tik laboratorijai tą galim gauti. O jeigu dar atsigręžtume į mitus, į pasakas ir laikytume, kad juose atsispindi mūsų psichikos pradmenis, šiaip pastebėtumėm principą rasti tarpinį variantą. Ir mitai mums šiaip siūlo sprendimus. Ir keliu prielaidą, kad dabar, arba jau tiksliau, kuris laikas visuomenėje vykstančios diskusijos apie LGBTQ klausimus yra tokia būtina kultūrinės psichikos raidos forma. Ir mes liudijam perėjimo etapą, čia sakysiu psichoanalitiškais terminais, nuo skelimo link didesnės integracijos. Man atrodo, kad tai perėjimas nuo dvinarės mąstymo formos link to, kad pripažintume egzistuojant kažką daugiau negu tik du variantus. Link to, kad yra daugiau negu dvi lyties formas, yra daugiau negu dvi seksualinės orientacijos ir panašiai. Ir man atrodo, kad einam teisinga linkme, teisinga kryptimi. Ir bent kažkiek čia susipažintusiam su objektų ryšių teorija arba Melanie Klein idėjomis psichologija yra žinomos paranoidinė, šizoidinė ir depresinė pozicijos. Ir perėjimą iš tokios primityvesnės link brandesnės santykio formos visada lygidi skausmingas patyrimas. Kaltės, gėdos, liūdesio, gedėjimo, įvairūs depresijos jausmai. Ir iš tiesų atsisakyti to, kas taip giliai įspausta į mūsų psichiką, nėra ir nebus lengva. Ir reflektuoti savo giliausias nuostatas tikrai nėra lengvas darbas. Na ir galiausiai aš sutinku, kad nėra visiškai nešališko arba išankstinių nuostatų psichologų ir psichologės. Ir čia pats noriu sumažinti tą skelimą apie tai, kad yra geri ir geros psichologai ir psichologės, ne, ir kažkokie blogi ar blogos. Ten, kur geras ar gera yra tas ar ta, kuri jautrus, jautri žmogaus teisėms, o blogas ar bloga tai būtinai bus ta ar ta, kuris, kaip mes sakom, išveikia savo išankstinės nuostatas, ne? Jų neįsisąmonė, nesupranta. Ir čia prisiminkime dar vieno psichoanalitiko Donaldo Winnicotto pakankamai geros mamos koncepciją. Tai būti pakankamai gerų psichologų arba psichologė nereiškia niekada nedaryti klaidų. Ir man tai reiškia drąsiai, be gynybiškumo, tyrinėti savo klaidas. Mes visi turim neįsisąmonintų nuostatų ir manau, kad skausminga jų atradimo kelionė yra daug svarbesnė nei bandymas sukurti iliuziją ar visiškai paneigti nuostatų egzistavimą.